Patarims, jei kada pasiklysit miške, tai labai daug Lietuvos miškų yra subraižyti tokiom kvartaliniam linijom. Tai yra tiesias linijos, miško tokie kirtimai, kurios nelabai nusisuk nuo tiesias ir jos yra tiesias. Ir tai, kad jos yra tiesias, labai jums padeda, nes žmonės pasiklydę, ypač jeigu tamsesnis paros metas arba šiaip mažiau erdvėj besiorientuojantys žmonės, labai dažnai pradeda sukti ratus miške, kai pasiklyst, ir dažnai pradeda ateidinėti tas pačias vietas. Tai susiradus kvartalinę liniją, jūs esat plius minus garantuoti, kad jūs neateisite į tą pačią vietą, nes jinai eina tiesiai. Tai ilgainiui jūs vis tiek atsimušite į kažkokį tai kelią, į sodybą arba į kokią nors kitą kvartalinę liniją. Tai jeigu dar atsiminsit, kurią kvartalinę liniją pasisukot, tai tikrai niekaip neapsisuksit ratų ir ratų nepradėsit vaikščioti. Galbūt kam nors tai kada nors pravers. O ir šiaip, kvartaliniam linijom, jeigu jau einat mišku ir labai pavargot ir jums jau labai sunku, tai galite susirasti artimiausią kvartalinę liniją ir bus žymiai paprasčiau eiti. O visiems savo ėjimam ir turistavimui laukia ir medžioklėm ir, pavyzdžiui, kariniam pratybom, ten turiu rasit Getbekse. Malonaus.